Energija būtinas planetos elementas. Saulės energija įkvėpia gyvybės augalams, gyvūnams ir mums, žmonėms. Augalai taip pat gamina energiją. Augti jiems reikia ne tik saulės, oro, vandens, bet ir dirvožemio mineralų. Dirvožemyje esantys mikroorganizmai, tokie kaip bakterijos ir grybeliai, paruošia mineralus augalams. Tarp dirvožemio ir šaknų vyksta abipusiai mainai, vadinami simbiozė. Pavyzdžiui, dirvožemyje gyvenantis mikorizinis grybas. Jis apsigyvena ant augalo šaknų ir yra tarsi jų tąsa. Siūleliai auga tarp šaknų ląstelių ir sukuria nuostabius medžiagų mainus. Mikorizai iš šaknų ląstelių ištraukia cukrų, o mainais grąžina maistingas medžiagas. Procesas paprastas. Kuo daugiau mikroorganizmų, tuo augalas geriau aprūpintas. Kita vertus, kuo tankesnės šaknys, tuo lengviau joms pasisavinti lietaus vandenyje tirpstančius mineralus. Galima medžiagų trūkumą dirvožemyje galime kompensuoti nedideliu ir subalansuotu trąšų kiekiu. Poveikis augalams neįtikėtinai puikus. Tačiau nepamirškite, kad didelės ir nevienodos trąšų dozės sumažins mikroorganizmų kiekį ir šaknų apimtis. Tai reiškia, kad joms bus sunkiau įsisavinti maistingas medžiagas ir visa sistema nusilps. Jei naudosime agresyvias medžiagas, sistema taps dar labiau pažeidžiama ir priklausoma nuo chemikalų. Sprendimas – pasirūpinti dirvožemyje gyvenančiais organizmais. Trąšos ir pesticidai veiks efektyviau. Išmintingiausias, pelningiausias ir atsinaujinimą palaikantis sprendimas – gerbti pusiausvyrą gamtoje. Tik tuomet bus galima džiaugtis darbo vaisiais. Rūpestis ir priežiūra – išmintingiau ir pelningiau. Penergetic, the natural biotechnology, present in over 30 countries.